Ar jums taip pat atsibodo žaliavalgiauti kaip ir man? Pastoviai kontroliuoti, ką valgyti, kur gauti gerą maistą. Aš radau geresnę išeitį. Jeigu jūs norite būti sveiki, jūs turite kontroliuoti savo mitybą. Na ir sportuoti turbūt. Bet kontroliuoti mitybą užknisa. Taigi, galima daryti reguliarų organizmo valymą. Ir yra daug organizmo valymo būdų, iš kurių vienas iš pagrindinių yra badavimas. Kai jūs badaujate, organizmas valgo pats save, bet jis valgo tik tais blogas ląstelės, visas šiukšlės. Todėl jūs jaučiatės pavargę, apsinuodiję ir paminėti būtent dabar laivo kapitonas. Va, žiūrėkite, aš ant laivo. Laivo kapitonas, šio laivo kapitonas daro arbatos dienas. Jis taip pat badauja, bet per tas dienas geria arbatą. Be cukraus, be nieko, tiesiog geria arbatą. Kuo man tas metodas užkliuvo? Jeigu jūs reguliariai gerite arbatas ir kavą, reiškia jūs sėdite ant kofeino. Per badavimo dienas jūs ir taip jaučiatės sunkiai. Bet jeigu jūs sėdite ant kofeino ir tą dieną negerite arbatos ir kavos, tai jums dar dažniausiai skauda galvą. Todėl badauti tampa dar sunkiau. Ir aš prisijungiau prie kapitono, tiesa jis badauja antradieniais ir ketvirtadieniais, kiekvieną savaitę, jis tai vadina arbatos dienom. Aš tai darau kartą per 10 dienų, prisijungiu prie jo ir geriu arbatą. Ir organizmas taip pat gerai valosi, bet yra daug lengviau gyventi, kai gali atsigerti ypač žiemą šiltos arbatos ir nenulipdamas nuo kofeino išsivalyti šiek tiek organizmą. Taigi, pabandykite organizmo valymą ir būkite sveiki.